Gerai, sveiki visi, šiandien aš čia Karolina, kaip visada, ir darau What's in my phone tagą. Kai tiesiog paaiškinsiu, kas yra mano telefone, tai neturiu aš jokių iPhone'ų, aš esu androidinis žmogus, niekados neturėjau ir kažkodėl nenoriu pradėti, nes aišku, tie, kurie pradėjo prie iPhone'ų, tai ir liks prie iPhone'ų, kas pradėjo prie Androidų, tai ir liks prie Androidų. Čia yra du tipai žmonių. Na, aišku, yra trečias tipas, Windows žmonės, bet aš nelabai suprantu, bet aišku, bet vis tiek, man patinka Androidai ir tiesiog. Tai seniau turėjau S3, kol jį pirmą kartą sudaužiau, paskui suremontavau, tada ir vėl sudaužiau, kad čia 3 kartus sudaužytas telefonas. Tai pagalvojau, kad na, S3 yra S2. Čia yra S2 yra vienas iš tokių pigesnių gerų telefonų variantų, tai galvojau laikinai nusipirksiu S2. Tai nusipirkau savo laikinai S2 ir iki dabar aš jį naudoju gal jau vos ne 5 mėnesius ir tiesiog esu žiauriai laiminga, nes man jis net patinka labiau nei S3, jis yra labiau kompaktiškas ir pagal funkcijas, gal procesorius silpnesnis, bet man jis tikrai žiauriai patinka. Esu laiminga. Tai ir planavau pirkti 6, bet, jis dar neatsirado, bet ir tėvai pasakė, kad sukaks 16 nupirks telefoną, tai geriau pakentėsiu su šituo. Dar galvoju apie perėjimą į Sony telefonus, nes jie yra tikrai labai stiprus ir labai jie yra populiarūs ir geri, tai galvoju gal perėjti, bet čia laikas parodys. Taip pat yra čia mano telefonas ir turiu taip pat labai daug programų, kuriamis naudojuos, tai pagrindinės programos tai būtų tiesiog oro prognozės, tai yra Swedbank programėlė, per kurią galite žiūrėti maždaug kiek turit sąskaitos likutis greitesnis, paskui yra iš valdyklių Pillik programėlė, labai patogu ir galima žiūrėti kiek maždaug pasiliko pas jūs megabaitų, SMS žinučių ir kitų dalykų. Tai žiauriai patogios programos, galima keliais paspaudimais atnaujinti kiekvieną dalyką. Na, aišku, čia matot, kad aš bombas, bet nieko. Tai toliau programos tai būtų Narvesen programėlė, tai programėlė, per kurią aš seku Narvesen naujienas, tai galima pigiau nusipirkti kokias nors prekes iš Narvesen parduotuvės, tai pavyzdžiui, čia javainių batonėlis Challenger, tik 10 euro centų vietoj 70 kažkelių centų. Toliau pas mane būtų Busai Vilnius programėlė, tai tiesiog maždaug galima pažiūrėti per kiek laiko, kur išvyks autobusas, žiauriai patogu, pavyzdžiui, sėdi ir nežinai, kada tiksliai išvyks. Pavyzdžiui, aš dabar esu kur nors, nežinau, pavyzdžiui, Aguonų gatvėj ir matau maždaug, kad link stoties važiuos 42 autobusas po 3 minučių, tai žiauriai patogu. Kitos programėlės tai būtų naršyklė mano, galerija, Ozo programėlė, taip pat Instagram, kiekvienas turi Instagramą beveik, tai Instagramas yra žiauriai faina programėlė, ypač man patogi, galima sekti visus, kas jums įdomus ir tiesiog. Toliau būtų pranešimai, fotoaparatas, jau visi turim, Google Play parduotuvė ir M-Ticket programėlė, tai tie, kurie gyvena Vilniuje, ar nežinau, gal Kaune yra kur nors, galima važinėtis autobusais, bet turėti ne Vilniečio kortelę, o tiesiog programėlę telefone, tai nusiperki savo bilietus ir gali maždaug paspausti ir aktyvuoti. Pavyzdžiui, čia paspaudai paruošti kontroliai, parodai jiems koduką ir viskas. Ir tiesiog. Ir toks labai patogus dalykas. Toliau būtų iš Messengerio programėlės tai SoundClips, Memes for Messenger, Giphy for Messenger, tai čia tiesiog maždaug, jeigu siunti kokią žinutę savo draugui per Facebooką, gali kokį nors garselį tiesiog, pavyzdžiui. Čia yra labai daug visokių garselių, visokiausių. Tai žiauriai patogi programėlė, nes tiesiog galima greit išreikšti savo emocijas tiesiog vienu paspaudimu. Toliau Memes for Messenger, čia galima greit susikurti savo kokį nors memesą, kokį nors, kaip nežinau, komiksą. Tai pavyzdžiui, galima čia ką nors susikurti, čia galima kažkas sugalvoti. Nu, pavyzdžiui, kažkas to. Tai toliau būtų programa Bean. Tai programėlė galima pasižymėti, kokiose tu šalyse esi buvęs. Aš, pavyzdžiui, esu aplankius 17% Europos, 4% pasaulio ir čia galima, pavyzdžiui, pasirinkti, kad tu esi, pavyzdžiui, aplankęs tokią šalį, tokią. Aišku, vasarą jau truputį
daugiau bus, manau, vasarą ir bus ir Austrija pas mane, ir Kroatija, ir daug tikrai šalių per vasarą, tai dar, manau, procentai padaugės, nes 4 procentai čia labai keistai skamba. Va, tai yra mano tobuliausia programa, tai būtų Spotify. Visiems, absoliučiai visiems siūlau atsisiųsti šitą tobulą programą, nes per ją gali klausyti absoliučiai visas dainas, kurios egzistuoja. Nu, gal ne visus, kurios egzistuoja ten, bet, ta prasme, praktiškai visas dainas gali klausyti. Tai maždaug galima pasirinkti radio ir tiesiog, pavyzdžiui, pas man čia yra albumai Rocko, Queen, pavyzdžiui, Queen radio. Tai čia gali klausyti ne tik Queen, aišku, vieno čia toliau einant ten. Bet dabar, aišku, pas man pasibaigė, čia Pink Floyd. Pas man tik, aišku, pasibaigė premiumas, reikės užsakyti, tai truputį net toks dalykas. Bet čia yra tobula programa, nes čia tikrai geros dainos ir gali tikrai pagal savo skonį pasirinkti žiauriai patogu. Tai tikrai siūlau programą siųsti. Tai toliau pas man būtų, paprastos programėlės, Kika Keyboard, tai Vinted programėlė, tai kad lengva būtų pardavinėti drabužius per internetą, Ozo programėlė, kaip dar kartą sakiau, Instagramo, Messengeris, Vine'as, taip turiu savo Vine'ą, tai kas nori, galite sekti mane per Vine'ą, Karolina Savko, tai čia nedažnai keliu, bet būna gal įkėlus 2 Vine'us kažkur, tai galite sekti mane, taip. Na ir toliau čia visus originalios Samsung programėlės, tai čia būtų viskas. Daug programėlę turiu, žaidimų visiškai neturiu. Vienintelė programa, kur editin fotkes, tai būtų mano šita programa. Tikrai siūlyčiau ją atsiųsti, nes su ją galite editinti savo nuotraukas. Žiauriai patogi programa, čia galima pasirinkti kokią nuotrauką random, pavyzdžiui, čia kokią va šitą. Ir žiauriai patogu, kad tu vienu pajudinimu gali nusistatyti, ar tai programa bus Instagramui, ar tiesiog prasta originali programa, tai maždaug nusistatai, pasiemi filterį ir žiauriai patogu čia galima nusistatyti savo reikalingas spalvas. Tai tiesiog žiauriai patogi programa. Tada tiesiog grįžti. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote, tai aprašymą matysit visus reikalingus linkus, kur turite užeiti. Ten bus mano Instagramas, Facebookas ir kiti dalykai. Ir ačiū, kad mane palaikote. Kas nėra manęs matęs ir matome mane pirmą kartą, tai nepamirškite paspausti subscribe mygtuką, tai yra prenumeruoti. Paspaudę šį mygtuką jūs galėsite mane sekti ir matyti mano naujausius video įkelbus prieš minutę. Gali dar padaryti, kad jums atsiųstų priminimą į telefoną, kad vaizdu įrašas įkeltas. Aš nežinau kodėl, bet Leticijos video, kai įsikelia, pas mane iškart rašo telefoną. Kažką jinai užbadino, kažkas Illuminati ar ką ten padarė, nes rimtai. Kodėl jinai vienintelis žmogus? Ir tikrai ačiū, kad mane sekate. Aš nekėliau video labai po trumpos pertraukos, nes tikrai norėjau kažką jums parodyti. Aišku, kad video nėra tokios jau įdomios temos, bet kažką reikėjo kelti. Na gerai, ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite nemokamą laiką, būkit faini ir gerų jums likusių mokslo metų. Greit vasara, tai džiaugsitės, na ir iki!